Ir pagaliau Matonis vėl nebe vienas, su manim kartu studijai. Ponas kinas, ponas serialas, žmogus turintis ant krūtinės Netflixo tatuiruotę, Justas Pačinskas. Sveikas sugrįžęs, sūnau paklydėlis. Bet pateisinamas priežastis, Justas keliavo tikrai koncertus, kurių pavydžiu, ir žmogus darė tai, ko neturime mes, tai yra atostogos, tai negaliu pykt. Bet mes grįžtam prie mūsų temos. Tai visų pirma noriu, kaip tėčiui, kad manim didžiuotumės pasigirt, jau taisau klaidą. Taisau savo vieną gėdą, vieną didžiausių. Taip. Jau peržiūrėjau pirmo sezono 4 ar 5 serijas Narkos. Aš dar buvau nematęs, bet galite vadinti Pablo Emilio Escobar. Aš to apsiverčiu. I'm proud of you, son. Tai vat, Narkos žiūriu, man dabar yra kablys ir aš supratau, kad atėjo ruduo ir jau serialai, Taip, viskas serialai jau. jau kimba. Sofkutė, Netflixas jau labas vakaras, jau kažkaip norisi. Tai pradėjau šitą taisį dalyką. Kaip tik vakar kalbėjom dabar neterį, dar su Justu, vakar buvau premjeroje Iron Vito naujos dokumentikos, kurią galėsite pamatyti GO3-uose. Jau jinai yra įkelta apie nelegalius lenktynininkus Londone. Tai tiesiog ten irgi toks reikalas, ne kine, bet ir ne serialas, bet tokia kaip dokumentika. Mes teisingai ją pavadinam. Tai Iron Vitas yra reporteris Londone, kur dalyvauja nelegaliuose suvažiavimuose benzingalvių. Tai irgi tokia rekomendacija, nežinau, jeigu jūsų vienomis teka benzas ir jums BMW M3, M4 ir M5 yra žinomi dalykai, kas tai yra, tie kodai. Tai pasižiūrėkit, tikrai įdomus reikalas, tikrai turės savo žiūrovą. UK kultūra yra specifinė. Ir ten nemažai lietuvių yra. Taip, tai, nes jie labai mėgsta, ten yra visiškai kitoks pasaulis, tiek su tais undergroundiniais car races ir panašiai, tai aš manau, kad ten visai įdomu turėtų būti. Tai va, tokie būtų 2 dalykai iš mano pusės ir aš tik atsidariau naujienų puslapį ir aš pamačiau vieną dalyką, kuris mane visai sudomino ir mane pabudino seną punką. Žinai, kas čia per daina? Blur, taip, Song 2. Taip, tai kodėl taip yra? Visiškai nepabario. Bet labai geras. Labai geras. Koncas praeitais metais buvo vienas geriausių. Kiek žinau, prie tų metų koncą padarė vieną Wembley, išpardavė visiškai. Ir dabar išeina taip tik filmas ir dokumentinis. Nes išeina 2. Išeina dokumentinis, kaip, man atrodo, ėjo kito, ir tada koncertinis filmas. Bandysiu pabandyti jį pamatyti, nes Blur, turbūt žinai, dabar visi žino, kad praeitą savaitgalį sprogo internetas. Nes, Oasis ir Linkin Parkai. Oasis, taip. Linkin Parkai šiandien, Oasis praeitą savaitgalį. Užlūžo UK visiškai su bilietų pardavimu, ten visos 3 sistemos. Tai su tokiais filmais yra žiauriai fainai tas, kad tu kartais gali labai vaibą pagauti. Tik ne Taylor Swift, kur 3,5 valandos tiesiog žiūri į absoliučiai nieką, tiesiog trolių filmą kažkokį. Tai čia aš kalbu apie Blur to the End. Yra filmas, ilgametražis dokumentinis filmas, kuriame užfiksuotas nepaprastas ir emocingas britų rockerių Blur sugrįžimas su nauja muzika po 8 metų pertraukos. Tai vat galėsite pamatyti, jeigu esate šitos grupės ar šitos muzikos fanai. Taip, labai labai rekomenduoju. Kas iš tavęs dar? Iš manęs kas dar? Taip, tai iš tikrųjų šį savaitgalį turim labai labai fainą premjerą. Išeina antra dalis filmo, klasikos, labai stiprios klasikos mūsų vaikystės, tai Vabalo sultis 2, taip, Beetlejuice. Man mama šitą parodė filmą, pamenu, mes visą žiūrėdavom per TV3 ar per kur būdavo, ir man visiškai nostalgija, dar pirmanį pasižiūrėjau specialiai vėl pasižiūrėti. Ir kaip tau, Laurinai, ta prasme, tu esi matęs filmą, ne? Manau, aš žiūriu jo aprašą ir vizualus, tai tikėtina, kad esu matęs, bet man reikėtų pažiūrėti kaip ir tau, prisimint pirmą dalį. Bet aš žiūrėjau ir tai galvoju, wow, čia toks, ir jis toks skrypi, toks siaubingas, bet to pačiu fainas, toksai. Tai vat, kiek girdėjau, labai gerai atsiliepimą apie antrą dalį, tas pats režisierius Tim Burton grįžta. Wednesday režisierius. Taip, Wednesday režisierius. Iš tos temos. Kas juokingiausia, dabar visi žino dėl Wednesday, nežino dėl Edvardo Žirklerankio, nežino dėl visų kitų, kuris yra žiauriai žymus režisierius. Taip. Jis turi labai lakę vaizduoti, unikalią tiesiog. Ir be to jisai, fun fact, jisai Brad Bird, kuris Incredibles režisavo, ir dar vienas, ir tas, kuris sukūrė Inside Out, jie visi 3 studijavo toj pačiam univierą, kai pradėjo visus filmukais dirbti. Ok, kursiokai. Tai čia yra visos 3 realiai filmų legendos, kas yra susėdos su animacija. Bet Jenna Ortega iš Wednesday atlieka pagrindinį vaidmenį. Taip, ją pasiėmė ir jinai galimai gali būti vienas iš tų dalykų, kodėl filmas uždirbs turbūt pasaulyje atsidarys šį savaitgalį su $100 milijonų $. Nes jinai yra viena populiariausių aktorių, labai graži panelė ir jinai labai gera aktorė šiaip yra. Turėjai kritikos vienam lietuviškam filmui išdėti. Jo, turėjau, dar net nemačiau, bet aš vieną iš trailerio galvoju, kas čia per nesąmonę, tai išeina toks filmas Duobėje. Tas filmas, grinai, Duobėje turėtų būti žiūrimas. Tai
Nežinau, aš tikrųjų net nežinau, ar galiu antireklamą daryti, nemanau, kad gal yra sakai savo nuomonę, viskas tvarkoje. Aš nemačiau filmų, aš mačiau trailerį, tiesiog mačiau tas, kad, kodėl tokius filmus daro, nes yra labai daug gerų ateis, sesis išeina, žinau, su Gelminė Glamžaitė bus labai geras. Sugrįžimas jos. Jo, išeina kaimynai, remigrantai duvat išeis, kur žmonės tikrai stengiasi su filmais, bet čia sukuria tokį šūdą, kad paskui supranti, žmonės nusivilia, lietuviškas filmas sako, kad yra šūdas, o kai turime tokius kaip Lošėjas, turim nuostabius filmus, ta prasme, man labai pikta yra iš tikrųjų, kad taip daro. Klausimas. Mažiau apie tai, aš turiu tokį dalyką, apie kurį šiaip yra komplikuota kalbėti, bet man politika yra fetišas kažkoks, man įdomu, aš seku. Ir pamačiau su Denisu Quaidu filmą Reiganas, kad jis išėjo rugpjūčio 30 dieną, man atrodo, mėnesio pabaigoje išėjo. Aš noriu jį pažiūrėti, nes tiek Denisas Quaidas yra mano vaikystės aktorius, su kurio užaugo filmais. Ronaldas Reiganas irgi kontroversiška asmenybė. Kažką žinai apie šitą filmą? Šitą filmą dar nespėjau pažiūrėti, atsiliepimai nėra geri, bet jeigu kalbame apie politinius filmus, tai iš tikrųjų, jeigu to patinka tokie politiniai fetišai, tai yra labai nuostabus serialas iki paskutinio sezono House of Cards. Esi matęs, dabar tik jisai labai aktualus. Pirmas, realiai ten iki 5, man atrodo, kol Kevin Spacey nužudė, nes jisai ten buvo, čia net spoilas, tiesiog nucancelinas. Tai tas serialas yra visiškai breakdowninimas visos politikos, kaip jinai veikia Amerikoje. Ir tokie dalykai šiaip labai įdomus yra su politika susiję, nes tai aš manau, kad yra pagrindinis dalykas, kodėl mes kaip sudomint, nes politika labai sausas dalykas yra. Bet kai tokie asmenybės, taip pat jeigu matai Vice filmą, kur Christian Bale laimėjo, kur Dick Cheney, wow, ten kaip viskas veikia ir panašiai, tikrai labai geri filmai. Nu tai trumpai, tavo rekomendacija šiam savaitgaliui. Tarkim, jeigu žmonės nenori eiti karšti, nes tikrai bus karšta, nori sėdėti namie po kondiškę ant sofos ir žiūrėti Netflixą arba filmus, nežinau, GO3 ar bet kokį filmą. Tai sakyčiau, būtų fainai, jeigu išeitumėt, pamatytumėt tą Beetlejuice filmą naują, tas būtų labai fainas. Ir tuo pačiu ketvirtadienį, reikia, tai išeina irgi Power Hit Raido, bet to premjera išeina Pragaro vaikas. Hellboy. Tai šiaip žinau tik tai, kad tas filmas yra dabar scenarijų rašė jau pats originalus autorius, nebe kažkokie scenaristai, ir jis yra low budget, ir jis yra labiau kaip siaubo istorija, detektyvas, koks ir turėtų būti tas tikrasis Hellboy's. Nes aš persižiūrėjau neseniai tas Guillermo del Toro dalis, kurios labai gražios, ten scenografija, viskas, žiauriai fainai iš tikrųjų. Ir šitą tikrai labai rekomenduoju ketvirtadienį Power Hit premjerą. Ir dar ką noriu labai parekomenduoti, kad mano, kaip ir brandas, mes su kolega, kur darėm Pasiklydę ekrane, pasiekit būtinai mumis, Instagram'e, Facebook'e, mes šiandien skelbsime vieną teaserį, siekite Forum Cinemas puslapį ir mūsų to pačiu Instagramus. Įdomu. Paskelbsime teaserį, antradienį skelbsime, kas tai per filmas rodys, o šiaip jau esame pasitvirtinę visas datas iki kitų metų balandžio mėnesio, kur rodysim klasikas. Ir jūs neįsivaizduojat, kokių mes klasikų grąžinsim. Tokių blockbusterių, kur jums verksit, juoksitės, džiaugsitės ir tiesiog gyvensit kino teatre. Greitai ir siutą. Šiaip norėjau greitai ir siutą labai parodyti, kai išėjo prie tą dalis, bet kaip tiesiog galvoju, gal tiesiog reikės padaryti dokumentinį irgi kokį nors čia Lietuvoje apie greitai siutą. Koks tavo be to nostalgiškiausias filmas yra iš vaikystės, o tarkim, jeigu vieną galėtum... Bet animacinis ar jau gali būti... Bet koks, mano pažiūrėt gal į ateitį. Aš negaliu, man tas filmas yra visas gyvenimas, aš galėčiau žiūrėti ir žiūrėti jos. Gerai, man yra dingti per 60 sekundžių su Nicolu Cage'u. Ne? Aš sugadintas benzingalvis esu. Mano vaikystės šitos filmus žiūrėjau ir man Eleonora yra nuostabiausias automobilis gyvenimas sukurtas. Nicolas Cage'as ten tobulai vaidina Angelina Jolie. Taip. Tai aš norėčiau vėl, kad jį parodytų didžiajame ekrane. Nežinau, gal kas pažįstat, kas organizuoja senų filmų peržiūras. Gali būti, kad rodysim kažkada šitą filmą. Tai gerai, ačiū tau labai. Primenu, kad Kinofilus mes keliame į Powerio YouTube'ą, Powerio Spotify'ų, tai jeigu norit iš naujo perklausyti, negirdėt kokios rekomendacijos, nes tikrai buvo pakartokit. Tai greitų metų pasirodys ir šitas epizodas mūsų socialiniuose tinkluose. Ačiū tau, Justai. Ačiū tau, Laurinai.